Na ir kągi. Antra dalis pamatyk, pamąstyk ir pritaikyk. Galima darba taip pat pasakyti, paskaityk, pamąstyk ir pritaikyk. Tai yra labai labai svarbi tema, nuo jos startuoja naujas projektas. Taigi, kai mes ateiname, ten pirmoji daly kalbėjome apie ateitį, kad mes visi bijome, nes neturime konkrečių ribų, kaip čia, kaip tą ateitį suvaldyti, sako, kurk svajonės, kurk tą, kurk aną, o aš nieko iš savęs nežinau. Taigi, nes protas dažniausiai linkęs analizuoti problemas. Problemą. Ir kai yra daug problemų, mūsų gyvenimuose iš tiesų ateina problemos. Ir vietoj to, kad mes analizuotumėm problemą, visų pirma, mes turime analizuoti sprendimo būdus, kaip ją išspręsti. Ką šiandieną aš galiu padaryti, kad šitos problemos nebūtų. Tada protas dar turi polinkį kelti rūpesčius. Kiek rūpesčių, aš nebegaliu, aš to nespėjau, ano nespėjau, man viskas pinasi, man taip sudėtinga. Rūpesčiai. Taigi, jeigu protas mūsų kelia rūpesčius ir mes, kaip ir sakiau, negalime miegoti, mums viskas atrodo sudėtinga, nes mes tuo metu sprendžiame 180 aikštelių problemas. Tai yra mūsų, kaip ir minėjau, tada priekinė dalis pasaulis, mūsų įsivaizduojamas pasaulis, sprendžia tuo metu problemas tokias, kaip sausra Afrikoje, kaip pavyzdys, tai yra problema santykiuose arba nebesusikalbėjimas kokioje Australijoje, tai yra nesuprantu savęs, ką mano kūnas signalizuoja apie mano sveikatą. Čia kaip pavyzdys, mes ištisai kažką sprendžiam. 180 aikštelių. Mes savo visais jutiminiais organais renkame informaciją. Akimis, lūpomis ragaujame, akimis matome, ausimis girdime, rankomis liečiame. Mes ištisai renkame informaciją. Čia susikrovė didžiulį informacijos kiekį, nebežinome, ką daryti. Nes anksčiau mus mokė, tėvai mokė, eik tą padaryk, nukreipdavo. Mes dabar nebeturime nukreipėjų ir sako, mylėk save, būk laisvas ir visa kita. Ir mes nežinome, kaip tai padaryti, nes mūsų vidinis pasaulis, mes to nebuvom išmokyti. Va taip paprastai pasakysiu. Ir mes vienu metu girdime 10 savo pasaulių, kad va čia tas, čia su santykiais, ne taip, čia su to, gaunasi chaosas ir šito chaoso mes tiesiog nemokam valdyti. Kai mums niekas nenukreipia, mes turime išmokti atrasti, tai yra antras dalykas, atrasti savo tikslus. Bet pirmiausia, mes turime atrasti patys save. Rooseveltas yra gerai pasakęs, daryk ten, kur esi ir daryk su tuo, kas yra po ranka. Bet visų pirma, mes turime suprasti, kur mes esame ir kasgi pas mus po ranka yra. Nes labai dažnai mes esame niekur ir net nesuprantame, kad esame niekur, esame tik tai savo jausmų įkaitai. Aš jaučiuosi blogai, man viskas negerai, tik tai vietoj to, kad mes pradėtumėm būti ne savo jausmų įkaitai, o pradėtumėm būti tiesiog žmonės, kurie kūrė savo gyvenimą. Taigi, norint atrasti sprendimus, būtina atrasti dominantę arba tikslą išorėje. Mėlėjai, kelkitės didelius tikslus išorėje. Tai yra, kodėl sako svajonės rašykitės? Todėl, kad tai yra didelio tikslo, didelės dominantės iškelimas į išorę ir tada jau mūsų protas, jisai mato čia tikslą ir tada jam yra lengviau jį siekti.
Tai yra pagrindinis dalykas, kurį turėtumėte įsisavinti. Keliamės tikslus išorėje, kad galėtumėm jų siekti. Nes jeigu mes neturime sąmoningų išorinių tikslų, mums vien iš vidaus pamilti save neįmanoma. Tiesiog yra labai sudėtinga. Vienu metu pamilti 180 aikštelių, kurios yra mūsų galvoje ir mūsų kūne. Vienu metu. Tai pasakykit, ar įmanoma. Taigi, su jumis Eligija ir esu numerologė, skaičių meistrė, konsultuojanti žmonės iš gimimo datų, bet tai yra naujas projektas būtent kaip pačiam susitvarkyti savo gyvenimą. Tai bus maži, o gal ir ilgesni video, kuriais dalinsiuosi ir galbūt ir tau tai bus labai naudinga. Jei patiko, spausk patinka, patiktuką ir registruokis, tikrai bus daug įdomios informacijos. Gražios dienos, gražaus vakaro, o galbūt gražaus ryto. Apkabinu visus, laimindama jūs.